3 dalių antrasis uždavinys, kurį galima pavadinti 3 taškai kišenėje. Kiekvienas uždavinėlis po taškelį. Na, baisiai čia ta 10 klasė, gimnazistams, aišku, čia net ir skaičiuotuvo nereikia. Tokius, aišku, žinoma, uždavinius spręsti su skaičiuotuvu, tai yra nusikaltimas. Plius sprendimų čia lyg neprašo sprendimų, tik atsakymus įrašyti, lyg tai čia iš karto galima būtų parašyti ir skaičiukus, o iš tikrųjų yra nemažai tų, kurie iš karto ir apskaičiuoja, be jokių čia skaičiavimų, bet yra lygybės ženklas, na, kuris, na, žinoma, įpareigoja lyg tai ir sprendimą parodyti. Bet nemanau, kad čia būtinai reikėtų rašyti tą sprendimą ir kad prie to komisija prisikabins egzaminų vertintojai. Na, bet aš apskaičiuosiu. -5 perrašom. Pirmiausia, atliekam daugybos veiksmą, kai yra sudėtis ir atimtis. Čia yra 2 veiksmai. 10 dauginam iš -2 gaunam -20. Todėl čia jau -20 patampa ir viso labo -5 ir dar -20, tai iš viso yra -25. Atsakymas, įrašyti laukelį ten reikėjo, -25. Šiaip atsakymą visada reikia rašyti. Tai yra, jeigu kažko klausia uždavinys, tą rašom, net jeigu ir nėra prašymas atsakymą parašyti, nebent jis yra įrodymo. Na, visiškai aišku, lengvutis uždavinėlis. Kitas uždavinys, sako, raskite tokią sandaugą, kur skliaustose vienose yra 1 - 0,1, kitose 1 + 0,1. Kaip tą rasti? Aišku, čia mes jau kaip gudrūs ir norim parodyti, kad mes suprantam, kad tai yra kvadratų skirtumo formulė, a kvadrat minus b kvadrat. Tai yra a minus b kart a plus b. Ką jūs tikrai žinote beveik visi, na tai galim pritaikyti, tik vietoje a pas mus yra vienetukas, tai vienetukas kvadratu. Ši sandauga yra lygiai, kitaip sakant, vienetukas kvadratu minus 0,1 kvadratu. Na, belieka mokėti pakelt vienetuką kvadratu, 0,1 kvadratu ir atimti. Tai 1 kvadratu yra 1 kart 1 yra 1 ir atimam, na, čia tas minusas nepakelta kvadratu, skaičius keliamas tik tai šitas. Todėl čia nevirsta pliusu. Ir keliam 1/10 kvadratu, tai yra 0,1 padauginta iš 0,1, tai bus skaičių po kablelio, bus 2 skaitmenys po kablelio. Na ir tas skaičiukas yra toks, tai yra 0,1 kvadratu yra 1/100, 1/10 kvadratu yra 1/100, belieka atimti ir gauti teisingą atsakymą, 99/100. Vėl vietą atsakymui rašom 0,99. Trečiasis uždavinėlis, vientaškis uždavinėlis, kurį irgi galime spręsti mažiau gudriai ir labiau gudriai. Mažiau gudriai ir labiau gudriai. Tiesa, dėl to kito sprendimo čia labiau gudriai, o mažiau gudriai, tai kaip būtų vienetą dauginam iš vieneto, vienetą dauginam iš 0,1, minus 0,1 dauginam iš vieneto, minus 0,1 dauginam iš 0,1. Tai tas mažiau gudriai, bet jis kuo puikiausias tas sprendimas. Na, gal aš jį ten paskui užrašysiu. Tai dabar šitą sprendžiu ne taip gudriai. Nu ką, čia reikia iš pradžių pakelti kvadratu, tada atimti ir galiausiai ištraukti kvadratinę šaknį, jeigu jinai trauksis. Tai yra keliam 5 kvadratu yra 25, keliam 4 kvadratu yra 16, uždedam šaknį ženklą, 25 minus 16 yra, žinoma, kad 9, na ir belieka gebėti ištraukti iš 9 šaknį yra 3. Na, tie, kurie per daug gudrus, dar galėjo gauti -3, kas būtų visiškai netiesa, nes šaknies, lyginio laipsnio šaknies rezultatas negali būti neigiamas skaičius. Šaknis iš 9 yra 3. Atsakymas 3. Na, matom Pitagoro trikampį 3, 4, 5, nes statusis trikampis. Na ir dabar prieš grįždami dar prie šitą, parodysiu kitą sprendimo būdą, kuris man patinka. Ypač, kada yra šie skaičiukai dideli. Kada šie skaičiukai dideli, aš čia viršui rašysiu, tai aš naudoju kvadratų skirtumo formulę. Rašau 5 minus 4, padauginta iš 5 plus 4. Va štai šį daiktą tik iš kito galo naudoju. Tai bus pošaknyje 5 minus 4, vienuose skliaustuose, kituose skliaustuose 5 plus 4. Na čia vienetukas, o ten devynetukas. Ir lygiai taip pat rezultatas 3. Tai ši eilutė pravartu, kada tie skaičiai dideli. Čia dabar, aišku, čia nieko tokio. Na ir čia tą ne visai vykusį būdą parodo. Vienetą dauginam iš vienetuko, tai yra atskleidžiam. Jeigu čia skaičiukas, kuris nors būtų ne toks pats kaip čia skirtusi, tie skaičiukai, tai kito būdo nebūtų. Čia, pavyzdžiui, būtų 0,2. Tai reikėtų atskliausti taip, kaip aš čia rodysiu dabar. 1 kart 1 yra 1, plus
0,1 kart 1 yra 0,1, su tuo susitvarkėm, dabar su tuo tvarkomės, bus minus 0,1 kart 1 yra 0,1, matom šitie dingsta, ir minus 0,1 kart 0,1, tai yra tai, ką mes čia suskaičiavom, keldami kvadratu. Tai yra bus minus 0,01. Ir gaunam, žinoma, lygiai tą patį. Tai toks uždavinėlis, turbūt visi taškai kišeniai.